Bet autostrada kaip užkišta eina savo. Dzień dobry pan. O, dobry. Ej, sam. Biškį lietučio gavom. Važiuojam su Saulė papietauti. Pastebėjome vieną fainą kažkokį tai restoranėlį prie jūros. O jie spėjau sustoti ir paeidom. O jėtus. Aš turistas, man viskas kitaip biški. Taip. Ne per tai mane draugas to svorio, niekaip nesusidraugauju. Ir laivelis koksai. Čia kažkas toksai. Čia kažkokia kaip Klaipėda. O Jėzau, jau viskas? Nieko. Geltona. Ne, aš spėjau, tas per raudoną. Nu, bet jau mašina raudona, tai nieko tokio. O jie tu 630, taigi galima tik tai dievulio. Taip. Kas čia. Bamsi. Ui, kaip fainai. Toks nieko rajonėlis žiūriu, čia tokie namai gražūs statyti. Jau čia taip kelias susiaurėjo. Čia galima įvažiuot buvo. Ten už tų medžių turėtume matyti. Bet kokia čia jūra bus. Ką? Jau šiaurės. Reikės pasigūglit. Va tas vanamelis gaunasi. Va šitas va gaunasi. Papa, buvo žirdis ir papa. O jėtus, o ten kaip gražu. Hai. Pažiūrėkit, koksai ruožas lietaus eina. O mes per viduriuką, ar kaip čia gaunasi? Tai va, Saulė sako, kad nelis. Kad keep on rocket. Ir biški nuo tos audros atsikvėpsime čia.
Ai, palauk, taigi ne taip reikia nulipinėti man. O taip. Stilingai. Bet autostrada kaip užkišta eina savo. Išlindom panašu iš to bjauraus, tai yra nuostabaus lietaus. Prasiskalbėm drabužius motociklą. Kaip sakai? Saulut, ką sakai? Taip, dulkės nuplovėm, taip. Čia labiau tragiškas eismas kažkaip, tai visos juostos taip ganėtinai primuštos. Veikia tai trumpai. Čia užsukom ant greito, čia medis. Lietus tik gaudė ir gaudė, tai yra, tai nėra. Jeigu čia vienat video ten ruožą rodžiau, į tą ruožą patenki ir viskas. Čia atvažiavome į didelį miestą. Koks čia pavadinimas? Goltensburg. Va, bet čia ne mūsų tikslas yra. Tiesiog užsukom biškį. Lyg tai jau rimsta vėjas. Jau nemažai nuvažiavom, iki degalinės liko apie 100 ir paskui iki kempingo irgi apie 100 ir bus šiandien tiek iš tų 500 su biškį. Tai va, viskas laikosi puikiai, važiuojam gerai, grandinė puikiai ir judėsime toliau. Net lenkiau. Čia tai geras bairis. Tik kelelis tolimas. Tai kairė tuščia, tai dešinė. Čia biški buvom ir ne į tą posakį, biški sukę. Aikštelė, va tas tvarko. Viso kaip matome, čia raizgalynė kelių. Čia. Dzień dobry pan. O, dobry. Suzuki must stand near Suzuki. Suzuki jest najlepsze. Jest Hayabusa. Cześć. Suzuki jest najlepsze. Tak, tak. Ja po polsku rozumiem, no. A skąd jesteś? Z Lithuanii. Okej. Norway? Norway, yeah. Norway. Well, thank you very much. Thank you. Turėjo du Vestromus, bet kažkaip nusipirko temą. Matai, moterė, thank you very much, aš taip ir tikėjausi, kad manęs nenuneši. Dabar žiūrėk, koja, kad tavęs neužgaučiau, taip geriau man nulipinėti žiūriu. Įmušim savo stiliukus. Jau tu įmušė, ne, aš dar nematai, vis atrandu. Net nežinau, ar į kairę čia. Jo, į kairę. Surado mūsų navigaciją.
O šitas su dviračiu. Iki dar kartą, tai iš parduotuvės išvažiuojam, apsišopinom, nemažai dar ir turim. 111 kilų liko, valanda 6 minutės rašo iki kempingo ir šiandieną bus pabaiga. Rytoj jau važiuojam į Norvegiją, o šiandien chill darysim. Va, kaip saulė sako, po ilgos dienos reikia pailsėti, nes tikrai buvo ilga, nes lietus irgi biškį pavargino. Jo, dar ta autostrados tokios kažkokios labai kraulių apkrautos. O dabar biškį jau laisviau, bandysim galbūt net non-stopų nuvažiuoti iki ten, nes rašo valandą 6 minutės, kaip ir įmanoma, jeigu viskas bus va taip, kaip dabar. Ne, aš bandau dabar išjungti ir man nesiseka, kažkas eilinį kartą užsigličino. Kamera užsigličino. Neaišku, sukasi rodo, kad kažkas tai ir viskas. Kažkur pasakė low battery. Kodėl man telefono nekrauna? Jo, kala mano telefono nekrauna. Jo, nekrauna. O, koks tiltas, reiškia, kamera nedirba. O gal dirba, nežinau, kažkas mirksi. Neaišku, ir mes jau važiuojam. Numirksi, gal filmuoja netyčia. Pasigrožim po kol kas tiltų. Jo, šoninis vėjas. Dar su tokiu pakilimu. Jaučiu, čia kažkaip jungiasi su jūra. Va ir ten pažiūrėk toks kalnas, kaip saloj. Bet čia posūkis ir dar tu. Ne, posūkis ir kilometrą važiuot. Ar ne taip? Ar už kilometrą posūkis? Davai, nusukom, nes telefono, tai... Ai, va čia galėjom. Jo, kalbam, nepagalvau. Ne, man čia nepatinka. Gali būt, kad ant to tilto suksim, tai paskui neaišku kur. O gali būt ir ne. Jo, ant to tilto ten lipo. Aš tikiuosi, čia šiaip kažkas nebus, kad saugiklis. Viskas, telefonas jau numirė. O, įsijungia, ką dabar kraunasi. Nesuprantu. To išsiaiškinsim. Čia kaip karšta. Sustojom susireguliuoti biškį. Čia kažkas tai nutiko, nebekrovė. Nuo powerbanko dabar kraunam. Sveiki gyvi. Pensininkai, matai. Ir susimatysime kempinge. Čia kažkaip žiedus mėgsta, žiūrim. Buvo ženklas? Buvo ženklas, kad kempingas. Jėga. Žiūrėk, kalniukai, viskas čia. O jėtus.
Jaučiu, kad į pasaką kažkokią lendu. O. Moto brolis nuskrido. O, va parduotuvė, žiūrėk, prie pat. Tik nežinia, ar veikia. Žiūriu, ar filmuoju. Saulė klausia, ką matai. Tai dabar irgi prie jūros turėtų būti visiškai kempingas su vaizdu netgi jūra. Dar 7 minutės to nuostabaus vaizdo. Minutė, jau toj matyti turėtumėm. O, brolis vienas, kitas brolis ten. Moto brolis. Kempingas ten rodo. Jeigu nepatiks, galėsime suktis. Loholmen. Loholmen. Va, mums tas vaizdas bus, o matai dešiniai. Tai čia ne visai jūra, bet manau, kad visai fainai. Va, čia atvažiavo. Nu, čia matai toksai žiūriu, kad užimtas reikalas. Ojoj.